Tikrai man be galo malonu visus pasveikinti jūs čia susirinkusius. Noriu pasakyti, kad Anglija yra tapus mažąja Lietuva. Tikriausiai visiems nepaslaptis ir čia mūsų Jungtinėje karalystėje per visas integralias Jungtinės karalystės dalis Anglija, Škotija, Velsą ir Šiaurės Airija gyvena maždaug 4 milijono. Esant mums mažai ir atvirai ekonomikai, eksportas vaidina didelę svarbą šalia vidaus vartojimo, todėl jūsų verslo pradėjimas, sėkmingas verslo vystymas ar saloje, ar į Europą, ar dar kur toliau, tikrai prisidėtų prie Lietuvos vardo skatinimo ir puoselėjimo, prie tarpusavio ryšių išplėtimo tarp Jungtinės karalystės ir Lietuvos ir prie integralios Europos. Aš visus sveikinu kaip verslius žmonės, labai džiaugiuosi matydamas ambasadai. Kviečiu gerom diskusijom ir tikiuosi, kad jūs lankotės ambasadai ne paskutinį kartą. Ačiū Jums labai. Labai smagu matyti tokį aktyvų dalyvavimą mūsų ką tik prasidėjusiuose renginiuose. Svarbiausia jų mintis yra tokia, kad tikrai norisi surasti, kaip Sigitas sakė, tuos aktyvius, verslius lietuvius, suteikti jiems šiek tiek informacijos apie tai, kas vyksta Didžiojoje Britanijoje ir ką galima būtų taikytis. Ir jūsų tas žinias sujungti su lietuviškomis įmonėmis, kurios ieško galimybių ateiti į Didžiąją Britaniją. Taigi, šiandien kalbėsiu apie galimas juridinės veiklos formas, jų privalumus ir trūkumus, pridėtinės vertės mokestį, įmonės banko sąskaitą, buhalterinę apskaitą Anglijoje ir jos mitus, bei dažniausiai pasitaikančias klaidas. Visus skatinu būti ne tik išradingais, bet ir versliais, pagalvoti apie tam tikrus žingsnius prieš darant verslą. Nesvarbu, ką tu baigiai, nesvarbu, kokius verslo kursus ar universitetus baigiai, bet tu gali būti, kuo tu nori. Ir tada, kai susikūrė dialogas tarp žmonių, kada susidaro atitinkami tokie geri, teisingi, tvarkingi, nuoširdūs ryšiai, tik tada gali verslas vykti, eiti į priekį. Tik tai tada. Taigi vienu sakiniu, ką mes veikiame arba kokia yra Versli Lietuva misija. Tai yra padėti konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje bei eksportuoti, teikiant mokymų, konsultacijų, verslo partnerių paieškos paslaugas, panaudojant efektyvią organizacijų struktūrą ir partnerių tinklą. Kitaip sakant, mes atliekame savo paslaugas 2 kategorijų. Tai yra edukacinės plus verslo paieškos. Čia galėsite susitikti su šiais gamintojais, kurie neslėpia ambicijų eiti į užsienio rinką su savo prekiniu ženklu. Mes gaminam rūbus prekiniu vardu Bliss ir tai yra brendas moterims. Ieškome kontaktų su vietiniam smulkiom parduotuvėm tikriausiai taip, nes mes netaikom į didžiulius tinklus, tai ne mūsų brendas yra. Ir aišku, malonu būtų jums pasiūlyti ir susipažinti. Turime ir savo brendą, jis ir yra Dana. Daugiausia jis yra mūsų Lietuvos prekybos centrų lentynose. Eksportuoti dar jau labai su savo brendu neeksportuojam. Gaila, vieną dieną tikiuosi situacija kažkiek pasikeis. Čia pristatau mūsų jauną prekinį ženklą, Julija Janus. Bandau sukurti ne tik tai prekinį ženklą kaip drabužių ženklą, bet ir kaip gyvenimo būdo ženklą. Tai reiškia, kad parduotuvės yra su tam tikrų interjerų, su tam tikra filosofija paruoštos franšizei. Ko aš ieškau čia pardavimų, išplėtimo Jungtinėje karalystėje arba atstovavimo. Kartą su nauju savo prekės ženklu, tai yra Spencer. Ieškom atstovų, galbūt būtų susidomėjimas, atstovauti, agentauti Jungtinėje karalystėje. Gaminam moteriškus drabužius. Vikė dirba keliomis kryptimis. Pirma, tai kuria, gamina ir parduoda kolekcinius drabužius. Antra, priima užsakymus gaminti kolekcijas pagal užsakovų dizainą.